Sveiki visi, sveikinuosi iš serviso 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvių. Primenu, kad servisas 007 yra oficialus Landirenzo atstovas Kaune. Na ir šį kartą noriu pademonstruoti atliktą dujinės įrangos montavimo konversiją į šį Dodge Ram automobilį. 2019 metų automobilis, 5,7 Hemi, dar prieš tai buvusi versija be e-torque sistemos. Bet nepaisant to, pakankamai masyvus, didelis, pakankamai sudėtingas dujinės įrangos montavimo automobilis. Tai trumpai pabandysiu papasakoti, kas, kaip, kur ir kodėl. Tai kaip matot, variklio skyrius pakankamai giliai, prieimams yra tikrai pakankamai iššūkių, nes aš pats gal žemiausias jau šiam pasaulyje, bet net ir man yra sudėtinga pasiekti tam tikras variklio skyriaus vietas. Reikia konstruotis laiptelius ir žaisti ir laipioti ir tai aišku užtrunka ir laiko ir yra pakankamai sudėtinga. Tai vat, o apie pačią sistemą, kas yra sumontuota, tai pats valdymo blokas Landirenzo Omega OBD versija yra sumontuotas greta benzininio valdymo bloko. Natūralu, kad didžioji dauguma signalų yra prisilituota prie pat benzininio bloko jungties. Tai automatiškai variklio skyriuje mes turim laidų iki minimumo sumažinę, jokių ten iki purkštukų laidų pravedimų, kur yra karšta, kur yra vibracijos, kur yra judesiai. Tai viskas padaryta saugiai, sulituota, apsaugota termokembrikais su klijais, taip kaip ir numato ir rekomenduoja gamintojas tą padaryti. Dujiniai reduktoriai čia yra sumontuoti du, nepaisant to, kad Landirenzo Li10 Turbo Oversize reduktorius skirtas 200 ir daugiau kilovatų vienas, tai čia tokia masė niekaip niekada negalėjo ir negalės normaliai pilnam diapazone sočiai, nedeginant vožtuvų katalizatorių ir netrumpinant variklio eksploatavimo laiko važiuoti su vienu reduktoriu, tai čia faktas kaip blynas. Todėl čia yra sumontuoti jie du, štai maždaug šitame kampe, žemiau oro filtro dėžės. Labai gražiai, tinkamai, puikiai jam čia vieta, ne per žemai, ne per aukštai, viskas taip kaip priklauso. Iš reduktorių išeinam su dujomis į dujinius filtrus. Čia yra sumontuoti du dujiniai filtrai patogiam aptarnavimui. Dujiniai filtrai yra atnaujinti specialiai su surinkimu. Nuo 26 metų turim dar net ir naują elementą jų viduje, tam, kad maksimaliai apsaugo dujinius purkštukus. Tada gražiai su dujom važiuojam ratu ir turim purkštukus sumontuotus kiekvienoje variklio pusėje. Yra sumontuoti Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai, o skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas sumontuota štai šitame kampe. Vėlgi nesudėtingas priėjimas, vožtuvą valom kiekvieno serviso metu. Skystos fazės filtras taipogi keičiamas kiekvieno serviso metu 8 cilindram. Be abejonės yra pravesta didžiausio našumo dujinė magistralė tiek nuo balionų iki vožtuvo, tiek nuo vožtuvo iki 2 reduktorių. Balione turim sumontuotą taipogi padidinto pralaidumo ekstra tipo multivožtuvą, kuris užtikrina pakankamą skystos fazės srautą visose sūkiuose, tam, kad galėtume turėti kontroliuojamą gerą kuro mišinį, kad jisai nebūtų nei liesas, nei riebus ir kad mes netrumpintume to variklio, kaip sakyti, gyvenimo laiko, vien tik dėl to, kad jisai susidurs su papildomom, sakykime, temperatūrom tam tikrų apkrovų metu. Tai vat, visi dujinės įrangos montavimo darbai servise 007 visada pagal aukščiausios kokybės standartus, tai reiškia, kad ir specialūs gamykliniai laikikliai, specialios apsauginės gofros, spiruoklinės sąvaržos, žarnos yra sumontuotos su teflonu, tos, kurios neprasmirsta ir neturi jokio kvapo nei aplink automobilį, nei variklio skyriuje, nei be abejonės automobilio salone. Viskas yra apgalvota, pravesta taip, kad nesitrintų, nesiliestų, nevibruotų ir be abejonės kiek įmanoma mažiau trukdytų kitiem variklio eksploatavimo, priežiūros arba remonto darbam. Tai va, dujinės įrangos saugiklis prie pliusinės akumuliatoriaus klėmos, instruktažo metu be abejonės klientui bus parodyta, paaiškinta ir pademonstruota tiek visos garantinės sąlygos, tiek aptarnavimai, tiek ką reikia žinoti. Instruktažo metu apie pusę valandos paprastai žmogui skiriam viską papasakot nuodugniai nuo iki, kad tų klausimų liktų kuo mažiau, kad būtų aišku, ko iš sistemos tikėtis, kaip ją prižiūrėti, kokiais intervalais aptarnauti ir panašiai. Tai va, tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojame ten, kur jo pagidauja klientas. Šiuo atveju štai šitoje vietoje pridėsiu nuotrauką. Labai gera vieta, kai kas nori šone, kai kas nori centriniai konsoliai, dievaži, kiekvieną kartą tai yra kliento pasirinkimas, bet šita vieta turbūt yra pati patogiausia ir geriausia. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, atsisukam kamštelį, kamštelio galima ir nedėti, benzininis neturi jokio kamštelio, bet iš čia telpa, tai dėl estetikos jį paliekam, gražiai užsidaro, pasislepia, labai tvarkinga ir gražu.
Na, didelė ir masyvi mašina be abejonės reikalauja tam tikro ir dujų baliono sprendimų. Tai čia mes turim sumontavę 114 litrų dujų balioną atsarginio rato vietoje. Yra variantų tokių, kaip esam sumontavę ir kūzavę balioną, yra ir tokių variantų, kur esam sumontavę ir kūzavę, ir dar čia atsarginio rato vietoje balionus. Tai kam įdomu, pasižiūrėkit, po istoriją pasinaršykit, tikrai rasit ne vieną tokių pavyzdžių, įvairiausių tų dodžramų esam tikrai padarę labai nemažai. Aplamai 5-7 šiuo metu turime eilėje apie 5-6 mašinas dar, tai pakankamai populiarūs variantai, nors visi iš tikrųjų sako, kad labai paprasta čia montuoja ir viskas važiuoja. Nevelnio, prisižiūrime tų darbų krūvas, begalės ir tiesiog dabar dėl didelio užimtumo net neužsiemam tvarkyti svetimų sistemų su visokiais patrūkčiojimais, nevažiavimais, išmetinėjimais ir taip toliau. Taip kad atsargiai rinkitės tiek sistemą, tiek meistrus, kurie prie jos dirba, nes paskui išspręstas problemas gali būti pakankamai sudėtinga. Tai vat, tiem, kurie galvoja apie kažką panašaus, kuriem patinka tokio tipo automobiliai, automobilis be abejonės turi labai daug charakterio ir kas ieško kokybiškų sprendimų ir nori važiuoti dvigubai pigiau, įvertinant ypač geopolitinę situaciją šiai dienai, tai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.